Gerai, važiuojam. Valdas Rakutis, labas. Sveikas, Algi. Sveiki, gerbėjai patronai. Šiandien aplink Žalgirio mūšį viskas, nes Liepos 15 dieną mes įrašinėjom, Žalgirio mūšis įvyko vakar. Nu, kaip ir šiandien. Kaip ir šiandien jau. Jo. Nu, tai pirmin, klausom. Nu, tai Žalgirio mūšis. Aš tik tai prieš tai, aišku, labai daug yra šnekama pastaruoju metu viešoje erdvėje ir mes su Valdu galvojom čia šnekėti apie tai ar ne, apie Žalgirio mūšį ir jūs daug žinot apie tai, bet aš nebejoju, kad iš Valdo Rakučio mes išgirsim ką nors tokio, kur niekas nėra praslydę, bet tai pirmin. Šiaip visi švenčia mūšį. Iš tikrųjų reikia švęsti esminį persilaužimą Lietuvos kare su kryžiuočiais. Ir ten Lenkam, tai čia gal karas 1409-11 metų, pas mus tie karai ten, ką žinau, nuo 12 pabaigos. Net nežinai, ką pradžia laikyti, bet tikrai žinai, kad pabaiga yra Žalgiris ir Pabaisko Ukmergės mūšis jau su livoniečiais, truputėlį vėliau. Bet esminis įvykis yra 10 metai. Tai mums pasibaigia krūva reikalų su šita pusė, nusistovi siena, kuri iki šios dienos iš esmės nejuda. Tai yra ką švęsti. Taip. O kalbėti apie tą visą karą, tai, žinom, kryžiuočiai žmonės rimti, apie karą išmano, pinigų turi, palaikymą turi. Vienintelis minusas yra, kad jų yra mažai, kiek ten tų kryžiuočių. Tai jeigu Lenkų su lietuviais sudėdi krūvą, ta Lietuva kokio dydžio, Lenkija kokio dydžio. Galima tokį vaikišką klausimą, kurį matyt mokykloje praleido užsiaiškinti. Kas yra kryžiuočiai? Aš turiu minį, mes žinom, kad kryžiaus karai, bla bla, bet būtent tie kryžiuočiai. Kalavijuočiai tai čia Ryga, ne? O tie kryžiuočiai, apie kuriuos kalbam, taigi čia ir iš Anglijos, Hebra, ir iš visos Europos, ne? Jie yra vienuoliai. Nu taip. Vienuoliai, tik tai, kad su kurdais. Nu taip. Ir, kaip sakyti, čia pas mus tie, kur Livonijos ordino šaka, Prūsijos šaka, tai čia tos kovojančios šakos. Bet yra dar visa krūva tokių vadinamųjų balivatų rajonų, daugiausiai Vokietijų, taip pat Šiaurės Italijai, visur jų ten yra, kurie jų yra dvarai, iš kur jie gauna ir pajamas, ir žmonės, ir visokius kitokias gerybės. Tai čia, kaip sakau, tokia hidra reiškiasi, kurios galvos tai tos dvi, bet ten viskas yra viduje. Ir kol tu nenugali to vidaus, tai tas galvas gali kapuoti, ką nori daryti. O jom dar geriau. Nes jeigu jas kapuoji, tai visi supranta, kad čia rimtas ordinas, reiškia, kad jį reikia remti, aukoti, skirti vaikus tenai, kad jie ten tarnautų, įstojimasis mokestis. Viskasgi ten gražu, reiškia. Tai čia toksai yra beviltiškas karas, užtat reikėjo kryžtis. Man priminė vaikų kryžiaus žygį, bet čia yra visai kita istorija. Čia truputėlį kai vaikus surinko. Gerai, tęsk. Nes kas yra kryžiuočių ordinas, kas iš viso ordinas yra? Tai šiaip riteris yra žmogus, kuris tarnauja Dievui ir kariauja už šventą reikalą. Taip, toks uždavinys. Tai prie šito reikalo ordinas prideda dar vieną daiktą, tai yra 3 įžadus vienuolyno. Neturto, skaistybės ir paklusnumo. Okay. Tai tie 3 įžadai yra rimtai, tai ką reiškia neturto? Reiškia, jis nieko neturi. Jis kaip žmogus nieko neturi. Ir jiems nereikėjo VMI. Jiems nereikėjo VMI, tai čia kas be ko, bet jie, pavyzdžiui, kaip mes įsivaizduojam, jie plėšia, ne? Tai plėšia tam, kad grįžę namuose gerai gyventų. Tai jie neturi tokio tikslo. Nes jie neturi nieko savo, jie neturi palikonių, jie negali niekam nieko palikti. Reiškia, jie kariauja dėl to, kad taip reikia kariauti, kad reikia žlugdyti Lietuvos ekonomiką. Griauna dėl griuvimo. Pagonių. Jo. Vat vienintelis dalykas, ką jie namo parsiveža rimtai, tai yra žmonės. Nes trūksta valstiečių. Nėra žmonių, kurie dirba, reiškia, laukus ir taip toliau. Tai jie grobia žmonės, jie ten pasodina ir tie tampa tada jų gyventojais. Tai štai tas kryžiuotis yra toksai. O antrasis skaistybės, neturi šeimos. Nes mes galvojam skaistybę, tai ten tokie, reiškia, į moteris nežiūri. Netame esmė. Esmė, kad jie negali turėti vaikų ir paveldėti turtų. Čia yra esminis dalykas. O paskutinis, reiškia, jau tas paklusnumo, tai čia iš vis karinės disciplinos pagrindas. Ir jie, pavyzdžiui, turi tokį gebėjimą, ko neturi paprasta riterinė kariuomenė, jie neina plėšti, reiškia, priešų stovyklos. Bounty neima. Nes visos kariuomenės, kurios, reiškia, užmima priešo stovyklą, jie pereina prie plėšimo. Tai, dėl to susirinko. Tikslas, reiškia, atlyginimų taigi nėra, niekas nemoka. Tai realiai pagrindinis pajamų šaltinis yra grobis. O kryžiuočiai ne. Kryžiuočiai gali savo ramiausiai judėti, nes jie vis tiek nieko neturi. Ir, pavyzdžiui, jų tie rūbai, taigi paprastučiai rūbai. Kas ten? Kardai, funkcija labai svarbu. Papuošimo jokio nereikia. Tai čia tokia karo mašina, tik tai tiek, kad reiškia kryžiuočiai yra tokių 3 kategorijų. Tai yra broliai riteriai, jų yra nedaug, bet jie yra pagrindas. Broliai dvasininkai,
ir broliai tarnai. Tai tie tarnai, jie yra bent jau 14-15 amžiaus sandūroje labai svarbi kariuomenės dalis. Tai yra tie, kurie šaudo iš arbalėtų, tie, kurie su ietimis, tie, kurie reiškiasi saugo stovyklas, tie, kurie atlieka daugybę kitų funkcijų. Jūs dar ginklanešiais vadina kartais. Ne, visai teisingai. Ne, ginklanešius tai yra iš esmės tas, kuris ruošiasi tapti riteriu. Supratau. Ne. Jisai reiškiasi mokosi, jaunas dažnai žmogus, jisai dabar tik paduoda tą ietinis pačiam. Apprentices. Jo, bet jis iš tikrųjų iš ginklanešių gali užaugti iki rimto riterio. O tie tarnai, tai jų ten įvairios kategorijos. Vieni yra tie vokiečiai tokie, jie irgi tarp kitko šarvuoti, visai rimtai atrodo. Bet jų kategorijai priklauso ir įvairūs prūsai, kurie atlieka darbinės prievolės, kurie stato pilis, kurie ten saugo stovyklas. Čia nėra problemų, kad jie pagonys, ne? Tai jau jie apkrikštyti. Jau jie apkrikštyti, gerai. Jie apkrikštyti, o dar priklauso tai kategorijai visokie kontingentai, visokių lietuvių rusienų, kurie nori patarnauti kryžiuočiam. Yra tokia kategorija, reiškia. Ir tai yra dabar iškristas tas pilnas daiktas, tai kai pamatai, kad čia per organizaciją, tai, yra ką veikti. Yra ką veikti. Ir dar jie tų pilių turi, reiškia, 30 km pilis. Tai reiškia, jeigu tu tenai vieną paimsi, ir kas, tai vis tiek ilgai nebūsi, turėsi grįžti atgal, o, reiškia, jie atstatys. Pakrašty medinės, viduj mūrinės, o ten, kur centre tos pagrindinės, tai ten ne mūsų kariuomenės nosiai tokias paimti. Čia pritaikytos pilis atlaikyti pusės metų apsiaustis ten šventoji žemė, taigi Marienburgas, kas tai yra per daiktas, tai čia yra tos pačios, reiškia, pilis Palestinos perkeltos į mūsų žemę. Čia jie, reiškia, prisipirkdavo biodalos konservų pusėj metų, aš tikrai mūsų neremia biodalą, tikrai ne. Panašiai. Bet tais laikais pusėj metų apsiaušiai, čia rimtai yra. Kaip, ten aišku, daržovių nedaug. Taip. Pagrindinės daiktas yra grūdai. Grūdai supilami aukštose pilies, yra viduj malūnai ir kada jau jos reikia, grūdai gali stovėti neribotą kiekį laiko. Taip. Sausi. Ir tada jos pamala ir tada darosi miltai, kol miltų yra, tol žmogus gyvas, gauna kalorijų ir kariauja. Aišku, ten skorbų tai visokie kitokie. Bet iš principo, reiškia, žmogus gali ilgai labai laikyti. Kol yra vandens ir kol yra miltų, principė žmogus gali kariauti. Tai va čia to ir pagrįsta visa jų sistema. Tai jeigu negali paimti... Jie pirmieji veganai, reiškia, buvo taip išeina. Nepanašus tos veganus, nes iš tikrųjų skorbutas ateina iš karto, jeigu tik tai vien tokius dalykus valgai, bet mėso yra visko. Tai vienu žodžiu, juos labai sunku yra iš tikrųjų įveikti ir didžiausia jų problema yra ne tik, kad militariškai sunku juos įveikti, bet ką tu tiem užkariautiem žmonėm gali pasiūlyti. Mesgi nieko negalim pasiūlyti, o ką mes jiems pasiūlysim? Geresnės sąlygas, geresnė civilizacija. Taigi karas vyksta ne tik karo konfliktas, bet dar yra ir civilizacinis konfliktas. Ar tu nori būti lietuvis, o kas iš to, kad tu būsi lietuvis, reiškia, kas po to seka. Mokesčiai gal sumokės, gal sumažės, galbūt, reiškia, bet šiaip iš principo, reiškia, labai svarbus yra civilizacinis lygmuo. Ir tiesą sakant, kryžiuočių silpnoji vieta buvo tai, kad jie saviškius laikė labai griežtai prispaudę. Ir Žalgirio mūšis, jisai turi dar tą ekonominę tokią dedamąją, už tai, kad jie turėjo sumokėti labai didžiulę kontribuciją. Ir ta kontribucija buvo tiek didelė, kad praktiškai... Pralaimėję kryžiuočiai turėjo. Jo, ir jie nesumokėjo visos sumos. Kiek aš ten atsimenu, iš 4 tų mokėjimų pirmus 2 sumokėjo, bet vis tiek tai buvo didžiuliai pinigai. Ir tokiu būdu, reiškia, norėdami jie atsigauti, jie didina mokesčius. Ir kada didina mokesčius, tada visi tie mokėtojai, miestai ir visi kiti, jie sako, tai tiesą sakant, kodėl? Jūs pralaimėjot, ne mes pralaimėjome. Kubilius kaltas. Tai ir kas gaunasi, reiškia, kad šitas Žalgirio mūšis jis iš tikrųjų pakerta labai stipriai kryžiuočio ekonominės šaknis. Ir paskui tie miestai pradeda skaičiuoti. Vat mes priklausom kryžiuočio ordinai, tai mes turime mokėti tokius mokesčius. O jeigu mes, pavyzdžiui, Lenkijos karaliui priklausytume, taigi mokesčiai akivaizdžiai mažesni, o be to, Lenkai kitaip nesužiūrės kaip kryžiuočiai. Taigi labai moka suskaičiuoti kiekvieną tą. Tai tada, reiškiasi, jie tada sako, o gal mes geriau palemsim kitą pusę. Nes čia įdomus dalykas, kada pralaimi Žalgirio mūšį, reiškia kryžiuočiai, beveik ten visos pilis arba didžioji dauguma atsiunčia, reiškiasi, pasiuntinius, kad visi pasiduoda Jogailai. Pasiduoda visi. Išskyrus mūsų pasienį. Labai atsiprašau, o kaip naiviai beskambėtų tarptautinės teisės požiūrių, kryžiuočiai buvo Šventoji Romos imperija kaip valstybė? Kaip, ten jie iš tikrųjų bandė priklausyti imperijai, jų ta priklausomybė truputėlį kito, nes ten buvo kaip ir dvi jėgos, buvo popiežiaus, reiškiasi, valdžia ir imperatorius valdžia.
Tai jų priklausomybė taip įvairavo, reiškia, jie tarsi buvo ir tiesiogiai prie popiežių priklausomi, kartais imperatoriui priklausydavo, kartais ne. Šiaip Žalgirio mūšio epochoje nepriklausė, nes imperatorius buvo tarpininkas. Tai jis nebuvo suzerenas, jisai buvo tarpininkas, reiškia, bet buvo bandymų kartais prisijungti prie imperijos. Tačiau ordinai jie iš principų yra atskiros organizacijos. Supratau. Tai gerai, tai atsiųsdavo pilis savo, reiškia, pasiuntinį su noru pasiduoti. Taip, ir ten, kaip sakant, 3 dienas to ir užsiėmė, kad priminėjo tos pasidavimus. Išskyrus pasienį, sakai. O tie, kur Lietuvos pusėje, tai nė velnio nepasidavė. Ir kada paskui jau 13 metų kariai, jau čia po kelių metų, kada, reiškia, ten vyko kovos, tai tie karaliaučius tenai ir visos ragainės, tai čia jokių būdų, reiškia, kariavo iki galo, ten kokia Torūnė, ten kur Dancigas, reiškia, kur jau prie Vyslos yra, tai jie ten labiau rėmė iš tikrųjų Lenkiją, nes jautė, kad bus geriau. Nes pagrindinės prekės eina iš Lenkijos ir šiek tiek iš Lietuvos per Vyslą ir tokiu būdu, reiškia, jiems ten lieka didžiuliai pinigai, klestėjimas. Nes kartais yra gerai, kada yra silpnas tavo ponas, tada gali geriau gyventi. Tai va tokia yra motivacija. Tai čia ekonominė dedamoji. Bet jeigu eitume mes dabar prie tos karinės dalies, tai čia iš tikrųjų niekas negalvojo, kad gali šitaip įvykti, kad gali 2 kariuomenės visiškai slaptai susikoncentruoti, pereiti per Vyslą ir kalti iš pietryčių. Nes lietuviai ką padarė, jie, reiškia, garsiai kalbėjo, kaip puls jie nuo Kauno. Ir žemaičiam buvo duota komanda, kodėl žemaičiai Žalgirio mūšį beveik nedalyvavo. Ten tai pavieniai žmonės. Taip. Už tai, kad jie Kaune turėjo demonstruoti, kaip jie čia puls kryžiuočius. Aišku, jie patys, aišku, nežinojo, kad jie tą daro. Jie galvojo, čia rimtas reikalas. Bet toks sumanymas buvo. Ir jie ten garsiai rinko visokius ten karo priemonės, reiškia, ir kryžiuočius apgavo. Jie ten tvirtino tas pilis, kurios yra nuo Žemaitijos pusės, nes karas dėl Žemaitijos iš esmės vyksta. O kada jie čia, reiškia, per Būgą atėjo ir susijungė su kryžiuočiais, su Lenkais prie Červinsko, nu tai ką, tokia didžiulė kariuomenė jau, kaip sakant, visiškai ant prie ordino sienų. Ir su jie kariauti, sunku pasakyti, jeigu tokia kariuomenė įsiverš į kraštą, į nuterios, o kryžiuočiai žino, kad jie mūšio laukia stipresni, jie visada buvo stipresni. Čia jų koziris. Dėl to jie nori tą mūšį, kad stotų, skatina, reiškia, už tai, kad jie jaučiasi stipresni. Tai mes kovėmės iš esmės pagal kryžiuočių taisyklės. Reiškia, mes pagal kryžiuočių taisyklės kovėmės ir vis tiek laimėjom. Ir jeigu taip krepšinio kategorijom, ne savo aikštelį žaidėm. Iš principo, Žalgirio šitą didžiojo karo, sakykime, visa strategija yra puolamoji. Nes kartais mes sakom, mes čia gynėmės. Ne, čia mes puolėm. Mes puolėm ir puolėm, kaip sakant, iš esmės. Tai dėl to tas karas, jisai toksai kartais sukelia tokius klausimus, kaip čia dabar yra, tai mes čia lyg tai gynėmės, vis laik nuo kryžiuočių, dabar mes patys juos puolėm. Bet taip ir yra, nereikia galvoti, kad galima gintis visą laiką tik tai ginantis. Jeigu nepereisi puolimą, tai niekada neapsiginsi, nes priešas kada norės, tada tave puls. Žinom tą posakį seną, kaip žmonėje geriausia gynyba puolimas. Visada, taip. Bet aišku, didžiausi iššūkiai buvo logistika. Kaip tokią kariuomenę nuvesti, kaip ją pamaitinti. Taigi keliasdešimt tūkstančių žmonių tais laikais, tais keliais. Per abipusės Lenkija ir Lietuva, ne? Ja. Nu, ten nėra aiškus tie skaičiai, už tai, kad ten niekas jų rimtai ten neskaičiavo. Ir tiesą sakant, dar klausimas, ką skaičiuoti. Ar su tarnais, ar be tarnų ir taip toliau. Tai skaičiai yra nesvarbu, bet aišku, jėgų balansas buvo kažkur 1:2. Nu panašiai, mūsų 2 kart daugiau. Tai va tą reikia labai jausti, nu bent jau pagal tą vadinamą pulkų skaičių, nu, kuris tarsi parodo, reiškia, tai mūsų kiek tenai. Apie 50 vėliavų per Lietuvą, Lenkiją, gal daugiau truputėlį, o tu maždaug 2 mažiau. Tai taip, man tie skaičiai taip stovi, kažkur mūsų kariuomenė apie 30 000 kryžiuočių, ten 15 ar 17 000. Tai skaičius buvo mūsų pusiai. Bet mes atėjome į svetimą žemę, mes neturime maisto, reiškia, mes viskogi neatsivešim, reiškia kažką paimti iš apylinkio, apylinkės, jeigu jas pilyse susulenda, nėra labai ką paimti. Tai čia yra ypatingai svarbi vieta, yra logistika ir kaip išlaikyti kariuomenę, kad jinai nenueitų namo. Nes žmonės jie skaičiuoja, reiškia, maždaug ryterinė kariuomenė gali kariauti apie 3 savaitės.
per metus. Po 3 savaičių turi eiti namo. Jis neturi resursų, žemės ūkis tada stringa, reiškia, ten atsiranda daug visokių problemų. Tai kryžiuočiams laikas buvo tikrai jų sąjungininkas, kuo ilgiau tempė. Tai galbūt ir jų klaida, kad jie čia stovi tą mūšį, jiems reikėjo dar tempti, trauktis, reiškia. Ir būtų mūsų kariuomenė pradėjus dūsti kaip koks Napoleonas. Bet kadangi jie pasirinko stoti į lauko mūšį, nu tai tada tas mūšis jau buvo labai svarbus, nes tais laikais labai svarbus dalykas yra, kam Dievas padeda. Ir jeigu tu bėgi, traukiasi, tai tu gal bijai, gal tu ten kažkaip reiškiasi silpnas ryteris, ne? Tai jie dėl to ir stojo į mūšį, kad jie rodytų, kad yra tikri vyrai. Tai čia tas mūšis yra toksai svarbus. O dabar ten tie strateginiai dalykai, tai kaip sakant, jau čia aišku, mūsų kariuomenė įžengia į priešo teritoriją, stoja į generalinį mūšį, jį sumuša ir paskui lieka tik paimti pagrindinės pilis ir praktiškai ordinas būtų nustojęs gyvuoti. Toks scenarius buvo visiškai realus. O reiškiasi, paskui ten tas 3 dienas ten po to mūšio laukia. Tai čia visokių versijų. Vieni sakė, kad reikėjo sulaukti tų miestų pasidavimo, tikėjosi, kad gal visi pasiduos. Kitas variantas, kad reikėjo palaidoti visus, nes ten, kaip sakant, kas antras ar ten kas ketvirtas tik žuvo, reiškia, grįžo namo, ten tokie baisus nuostoliai buvo. Tai kažkur juos reikėjo surasti, sukasti, kaip sakant, ir po to, po 3 dienų, kai jie pajudėjo, tai jau atsigavo, reiškia, atgavo pusiausvyrą ir toks yra Henrikas von Plauenas vyresnysis, labai tarp kitko šlykštaus charakterių kryžiuotis, kuris buvo paliktas saugoti tuos susisiekimo kelius tarp Brandenburgo ir Prūsijos, jisai, reiškia, atlėkė į tą Marienburgą, organizuoja gynybą. Bet čia yra fenomenalu, kaip jie visada vokiečiai sugebėjo atsistatyti po nokauto. Visada, ne? Bet tai ten jo nuopelnas konkrečiai. Okay. Nes jie jau sakė, nėra šansų, neapsiginsim, gal pasiduokim ir panašiai. Bet jis užėmė tokią bekompromisę poziciją, niekieno neįgaliotas, tarp kitko. Plauenas nebuvo joks magistras, tiesiog papuolė toksai žmogus. Ėmėsi jie tada organizuoti tą gynybą ten greitosiam, kol čia atžygiavo mūsų tą kariuomenę, kad jie jau rado tą pilį, taip daugmaž pasiruošusi. Tada livoniečiai labai išsigando, nes Lietuvos diplomatija juos atjungė, reiškia, jie nedalyvavo šitam Prūsijos visam kare. Bet jau, aišku, jie tada jau įsijungė, tenai atvyko tam tikrą pagalbą ir tada tą Marienburgą, reiškia, paimti, ką mes. Dantis per silpni. O kaip atvyko iš Livonio, čia toli Ryga, ta prasme, per Žemaitiją, per Pajūrį? Kodėl jūrai, tai kas čia? Kelios dienos žygio, taip. Taip, tai čia kol jie atėjo. Tai aišku, žinia, kol dar nuėjo, bet vis tiek, reiškia, jau reikėjo mums tada Žemaičių kariuomenę laikyti pasienį, jau truputėti sudėtingiau. Bet pagrindinė priežastis, dėl ko mes nepaimam tos didžiulės tvirtovės, tai yra tai, kad jinai tiesiog labai rimta. Jeigu neturi daug patrankų, jeigu neturi daug puolamosios medžiagos, tai kaip tu ją paimsi? Tik ir pabandė, ir šaudė, ir ten griuvo kažkas, tai ir taip toliau, bet nepaėmė. Nelabai tikėjosi, kad taip gerai pavyksta Žalgirio mūšis. Nes iš tikrųjų buvo tų šiek tiek patrankų, bet jų buvo per mažai. Ir tada nepasiekė to rezultato ir kaip paskui teisingai sako, reiškia, Lenkijos istorikai, jeigu mes militariškai laimėjom, tai paskui per taikos dėrybas mes labai daug pralošėm. Neturėjom rimtų diskutuotojų, neturėjom rimtų diplomatų, kurie tenai kažkaip tai tą paverstų tokia ta pergalė, tokia didesnė, negu jinai paskui realiai gavosi. Ir ta Torno taika, jinai tokia, kaip ir mažesnė, negu galima buvo tikėtis iš karto. Ir tie miestai, kur jau buvo prisiekę, jau vėl grįžo atgal, reiškia, nes jie pamatė, kad čia dar ne viskas prarasta, tas pirmas šokas praėjo. Tai tas mūšis jisai iš tikrųjų yra labai svarbus, bet nebuvo iki galo išnaudotas. Ir tikrai ten galima buvo žymiai daugiau pasiekti po tokios pergalės, bet esminis faktas būtų Marienburgo užėmimas. Tada jau būtų visai blogai. Bet po šito, reiškia, tokio karinio gražaus žygio ir vis tiek taip gerai ten pasibaigė, taigi dar ilgą laiką vyko diplomatinė kova. Ir jinai yra be galo įdomi. Istorikai labai mėgsta tyrinėti. Nes ką daro? Kryžiuočiai, kokie ten bebūtų tarpininkai, deda ant stalo Vytauto Jogailos dovanojimo raštus dėl Žemaitijos. Yragi. Ir jų ne vienas, jų yra daug, reiškia. Jie ištraukia viską, ir Mindaugo dokumentus, viską, kad čia ta Žemaitija senai yra padovanota ir čia Lietuva neturi jokių šansų. Ir ką tada daryti? Ir tada, reiškia, Vytautas, jisai, reiškia, ištraukia tokius keistus argumentus. Tarp kitko, Vytauto tie argumentai dažnai yra suderinti su Krokuvos universiteto profesoriais teisės.
kurie, reiškia, sugeba tuos argumentus pateikti krikščioniams priimtinom formom. Tai reiškia, tokia aukšto lygio diskusija, nu tai ten vyksta, tai imperatorius, tarpininkas arba Konstancijus. Tu turiu minėti, to meto Krokuvos universitetas veikė. Taip. Ir Vytautas derino su jais teisinę kalbą? Taip, už tai, kad Lietuva neturėjo diplomatų, tai jinai naudojo, kadangi Jogaila yra Lietuvos valdovas, jisai juos mobilizuoja ir jie tenai šneka. Pateikia traktatus, reiškia, ir ten. Pavyzdžiui, pagrindinis kaltinimas kryžiuočiam. Kodėl jiems Žemaitija nepriklauso? Kodėl buvo duota Žemaitija, kad apkrikštytų? Ordinas neapkrikštė. O tiek metų valdė, nepavyko. Nu, toks mums juokingas argumentas, ne? Bet vakarų Europai rimtai, o tai ką jie ten veikia? Nu, taigi viskas gerai, va, sakė, ir Vytautas su Jogaila sako, mesgi jiem davėm tą žemę, kad jie pakrikštytų, nemoka. Tai čia labai aukštas lygis, taip išsisuk, ne? Tai reikia žinoti šitą diskusiją. Teisininkai yra baisus dalykas, ir dabar Europos Sąjungai. Daug ką galima daryti, bet reikia žinoti, kaip kalbėti ir ko argumentuoti. Kalbėti tų žmonių kalbą. Tai va šitos diskusijos, šitie teisiniai argumentai reiškia jie rimtai. Nu, pavyzdžiui, kryžiuočių dabar argumentas toksai. Tai va, susidėjo su schizmatikais, su totoriais, kurie ten paplėšė, reiškia, ten bažnyčias tokias. Nu ir ką daryti? Tada mūsų pusės atsakymas, tai kad jie yra krikščionių valdiniai. Nu tai kadangi tie krikščionių valdiniai tarnauja mums, reiškia, Vytautui, nu tai jie dalyvavo karo žygyje. Nu ir ką, ir tada visi pakrapšto galvas ir pas juos ten visokių tų valdinių, reiškiasi, yra. Ne visigi ten krikščionis. Tai tokiu būdu, reiškiasi, atmuša tos tokius argumentus visai rimtai, bet ta diskusija jinai yra žavi. O pati įdomiausia tai yra, jau čia tikrai Vytautui priskiriama. Jisai fiziškai atvežė 50 žemaičių. Fiziškai gyvus bajorus atvežė, reiškiasi, su visais tenai nacionaliniais drabužiais į tą Konstancą. Ir jie tenai paliudijo, kad jie tikrai čia nenori tų kryžiuočių. Ir kad ten. Aš įsivaizduoju, jeigu tai perkelti į Britaniją, kaip Anglai atveža barbarus su sijonais. Sako, va, šitas klanas tikrai nebuvo krikštytas. Nu taip, nu ir ką, ir su tokiu argumentu. Nu ir tas dar vienas įdomiausias, kada, reiškia, kryžiuočiai tenai visai tenai tos pagrindžia savo, visai taip sako, bet čia mano tėvų žemė. O kur jūsų kryžiuočiai? Tėvų žemė. Nu ir ką tu atsakysi tokį klausimą? Nu, kaip ir ne čia, reiškia. Tai va čia tas yra pavyzdys, kada mes turime kažkokias politinės dėrybas su ta pačia Rusija. Rasti tokius argumentus, kurie pačią Rusiją veiktų, išmoktų kalbėti jos kalba. Tai va čia buvo iš tikrųjų proveržis ir toj vietoj mūsų valstybė parodė aukštą lygį. Sugebėjo perimti. Nes anksčiau ten kryžiuočiai viešpatavo visų sąmonė, kaip žmonės, kuriem pavesta tvarkyti šitą reikalą, pasirodo nesugeba, pasirodo yra kitokie krikščionių valdovai. Ir tada ten, kai jau atidavė tą Žemaitiją 13 metais, tai jau krikštijo ten greitai. Okay. Tai ten jau rimtai reiškia. Kaip kareiviai dušą, ne? Nu, nes reikėjo pakrikštyti. Jo, tai čia šitas Žemaitijos krikštas, jisai toksai su tokiu truputėlį smėliu yra. Bet kitaip negalėjo būti, nes jeigu jie nebūtų to padarę, tai būtų praradę tą Žemaitiją. Ir viskas. Tai va čia toks dalykas. Na ir tas Žalgirio mūšis, jisai labai pakėlė tiek Vytauto, tiek Jogailos statusą. Nu, jeigu tu laimi mūšį viduramžiais, reiškia, tu esi rimtas valdovas. Ir jeigu dar sugebi tą tinkamai pateikti, ir kartais ten juokės iš Jogailos tų visų maldų, jis visur pabrėždavo tą dieviškąją dalį, kad jis yra krikščionių valdovas. Dėl to labai daug dėmesio buvo tokiom procedūram, sakykime, ir apeigom, ir kitiem dalykam, kad jau niekas nebejotų, kad čia ne barbarų kariuomenė. Nes priešingų atveju tai sumuš, pasakys, kad čia vis dar tie patys kažkokie blogiečiai, kuriuos reikia mušti. Na ir tas, sakykime, lūžis, jisai paskui atima iš ordino tą pagrindinę jų motivaciją. Tai kaip čia siūsti dabar kryžeivius, reiškia, tos, kaip sakyt, kryžininkus, kaip juos vadina, tos, reiškia, svečius visus, tai kad jau čia apsikrikštės kraštas. Ir nutrūksta tas šaknų maitinimas tos galvos. Reiškia, nebereikia kirsti galvos, nes galva nebegauna syvų. Tai va čia tas krikštas, jisai iš tikrųjų ir ta visa retorika ir tos diskusijos ir dar, aišku, tokie mažiukai pakariavimai, jie iš esmės lemia, kad kryžiuočių ordinas pralaimi. Ir mes išeinam laimėtais. Bet vat klausimas, ar mes tais laimėtais išėjom? Tai va čia yra dabar antra tema, kuri yra labai svarbi. Nes atrodo, kad Lenkija smarkiai laimėjo.
Lenkija laimėjo ir mes laimėjom. Klausimas, kas daugiau? Tai vad, kas daugiau. Ir kas įdomu, kad, reiškia, po to Žalgirio mūšio ten dar Vytauto valdymas visą kitą, bet paskui tarsi mes pradedam kažkur tai dingti. Ir atsiranda tokie keisti daiktai. Aš visą laiką užduodu klausimą. Kodėl koks nors Vladislavas, reiškia, Vladislavas Jogailaitis arba Varnietis, ne tas Jogailos sūnus, kuris valdo Lenkiją mirus Jogailai, paskui ten 1444 metais žygioja į Varną ir ten, reiškia, atseit žūsta. Tai jis techniškai Vytauto sūnėnas? Ne, jis yra Jogailos ir lietuvės kunigaikštytės sūnus. Tėvas ir motina yra lietuviai. Konkretus. Pala, jeigu aš visai neišdrunėjau, dar Jogailos su Vytautu buvo pusbroliai. Pusbroliai. Tai tada trečios eilės sūnėnas turėtų būti. Bet Jogailos tai yra tiesioginis sūnus. Nu tai taip, be abejo. Bet Jogailogi lietuvis. Nu taip. Nu kas gali to abejoti? Nu visiškas, Lenkai rašo, lietuvis. Nu tai pasakyk šitą Minskui šiandien. Bet mes buvom Varnai ir su draugais nuėjom, tada, reiškia, Varnos ten tą visą monumentą, ten kur yra ten daug tautųgi dalyvavo tam visam žygį. Ar ten yra Lietuva? Tai radom 4 mažiukus skydelius tenai, reiškia, bendruose tose didžiuoliuose, reiškia, tų visų ten herbų medžiuose tokiuose, kur jau ten parodyti visi, kurie valdė. Ar Lietuvos kaip valstybės dalyvavimas Varnos mūšį yra neminimas? Nu, gal mes ir nedalyvavom kaip valstybė. Bet Jogaila, reiškia, Vladislavas, taigi yra, nu, lietuvis, ne kažkaip. Taip. Bet jeigu būtų jis Lenkas, tai ten tikrai būtų paminėtas. Ir ten, kur yra tos visom tautom, ten tokios, reiškia, tokie skydai, Lietuvos skydo ten nėra. Tai man šitas keiščiausia. Ir Lietuva niekada nebando pakalbėti apie šitą, reiškia, Jogailo sūnų kaip apie Lietuvos valdovą. Nu, kažkuria prasme bent jau, nes paskui ten Kazimieras, jo brolis, Lietuvą valdė, bet kažkokį laiką, tai jisaigi buvo valdovas. Kazimieras, kuris, ko gero, paskutinis, kuris kalbėjo dvare lietuviškai. Čia tas Kazimieras. Nu, tai tas, man visą laiką, kai sako kalba lietuviškai, tai mokėti 5 frazės ar čia mokėti kalbą. Nu, tai čia, reiškiasi, sunku pasakyti tas mokėjimas kalbos. Bet faktas tas, kad, reiškiasi, mes tiesiog nematom, kad ta Jogailaičių dinastija atsiranda vietoj Gediminaičių. Ir mes toliau vadinam jos Jogailaičiais ir taip toliau, nors iš tikrųjų tai yra mūsų dinastija. Mūsų lietuviška dinastija valdo, reiškiasi, Lenkija, Lietuva, Čekija, Vengrija tenai ir visokius kitokius kraštus. O mes, reiškiasi, taip jau kažkaip atsargiai, vat, jau čia mes jau dabar ne. Tai bet kodėl taip? Taigi lietuviška dinastija. Na taip. Tai vat man yra šitas labai keista, kodėl mes tada apie tuos dalykus mažai šnekam ir nebandom kalbėti. Bet istorikai to neneigia. Joks rimtas istorikas to neneigia. Tai dėl istorikų tai aš neabejoju, jie viską daro gerai. Bet ar mūsų tauta tos dalykus įsisavina? Ir kada įvyksta tie praregėjimai, kada žmogus kažkur tai nuvyksta į kažkokią vietą ir pamato kokį lietuvišką herbą. Bet Valdai, mesgi puikiai žinom tą tarpukario, tą šapokinį antijogailinį sentimentą, kad jisai išdavikas, kad jis su Lenkais ir panašiai. Taigi čia pasėjo tokią blogą sėklą, kad iki šiol užaugčiau. O įdomiausia, kad iš tikrųjų tai ne Šapoka tą padaro. Aš apibendrinamas. Iš tikrųjų tai ateina iš XIX amžiaus literatūros lenkų kalba. Apie gerą Vytautą ir blogą Jogailą. O čia, nu taip, taigi čia yra Kraševskio romanų personažai, reiškiasi, kurie suformuoja va, tos iš esminius dalykus. Taigi tas Kraševskio tie romanai, va dabar į XIX amžių grįžtam, jiegi pateikė nepaprastai gražią Lietuvos praeitį. Taigi Kraševskis parašė 50 kiek ten tų romanų, reiškia daug. Ir beveik daugumos jų yra tie įvykiai vyksta Lietuvoje. Čia visi Lizdėjikos ir visi kiti dalykai. Nu, jisai ten rinko tą informaciją. Pajautos Slėnius. Taigi jis padarė tos dalykus. Ir šiandien tie pavadinimai Šventaragio slėniai. Nu, gal jie taip ir vadinosi senoviai. Tai štai šitie romanai, kada jie buvo rašomi tame tarpe apie tą Žalgirio mūšį ir vis tai šitos dalykus Lenkai perėmė per literatūrą, jie vis dar mokosi tos knygas ir dabar. Ir tokiu būdu jiems ta Lietuva negali būti svetima ir jie niekaip negali žiūrėti kaip į kažkokį svetimą kraštą, nes čia vyksta esminiai jų literatūros veikėjų darbai. Lygiai tas pačias knygas skaito lietuviai, kurie dabar atgaivins tą Lietuvą. Tas pats Basanavičius, Kudirka, taigi irgi skaitė tos pačius romanus. Ir netgi gabalais versdavo, reiškiasi, ten kokioj nors mūsų ten tose pirmose laikraščiuose, ten kokioj Aušroje ar ten kokioj Žemaičių ten apžvalgoje. Tai va šitie dalykai, kada jie ateina, tai visi padaro savas išvadas, reiškiasi, ir tai įauga mum į kraują.
Tai čia dar iki Šapokos gerokai. Okay. Ir mes tada sakom, nu čia jau Lenkas, jau Jogaila tai Lenkas. Mes nesąmoningai taip ir galvojam, bet, pavyzdžiui, Vytautas Jogaila ir dažnai mūsų, na, tokie jau aršesni patriotai, reiškia, jie sako, ne, vat Vytautas vis tiek, bet Jogaila irgi lietuvis. Taip. Visiškas, reiškia, visiškas Lietuvos valdovas, dar kurį laikągi nebuvo net Lenkijos valdovų ir taip toliau. Tai kodėl mes jį nurašom, reiškia? Aš jau nenurašau, Valdai. Man tai jisai visą laiką. Tai man čia Gaudentas Aukštikalnis pasakojo tokį įvykį, kad Maišiagalai, reiškia, ten vietiniai Lenkai sugalvojo nugriauti Algirdui, ten kažkoks paminklas buvo. Čia kada, seniai kažkas? Čia kažkada seniau, reiškia. Bet mūsų laikai? Mūsų laikais, jau. Ten gal kažkoks čia toks įvykis, bet esminė motivacija. Tai jisai priėjo prie jų ir sako, jūs tamsuoliai, sako, jūs greunat Jogailos tėvo paminklą. Tai sako, ai, Bože, kirviai iš rankų iškrito, Jėzus, Marija Gėlai, reiškia. Nu, iš tikrųjų, reiškia, ant kiek tas sąmoniai lūžis, kad Lenkijos karalius Jogaila, bet kad jisai yra Lietuvos valdovas su visom tom dinastiniam sekom, reiškia, jiem nesujungia. Tai čia vat yra geras toks buitinis vaizdelis, bet jisai rodo, kaip iš tikrųjų mes nežinom tos istorijos ir mums kažkokie atsiranda slenkščiai ir mes jau nurašom. Aš tau trumpą ekskursą. Aš vieną kartą Londone nuėjom pavalgyti į bariuką, į pubą kažkokį. Ir padavėja, miela tokia mergina, sukosi, ten mūsų aptarnavo ir aš buvau su pogrebnojaus padovanota maikė. Ant maikės buvo Žalgirio mūšis, o nugaros šachmatai. Nes kažkuris iš jų ir Vytautas, ar Jogaila mėgo žaisti šachmatais. Taip. Tai ir ten tas Mateikos, žinai. Ir mes su ją bendraujam ir jinai pasirodo, jinai Lenkaitė ir mes labai mielai pašnekam ir jinai sako, kas čia pas tavęs maikės. Sakau, čia Vytaut kažkaip tai. Ir jinai tai, tada aš sakau, Jagėlo. Ir jinai sako, Jagėlo. Tai vat, Jagėlo jie tikrai žino ir prisimena geriau negu mes, aš manau. Bet kai kurie Lenkai yra pasakę tokius dalykus, kad jeigu Vytautas būtų Jogaila, o Jogaila būtų Vytautas, tai Lietuvos būtų nelikę jau tada. Okay. Reiškia, kad tas valdovas jisai buvo toksai, labiau bekompromisis ir jiems visą laiką yra labai svarbi figūra, Vytoldą taip vadina, reiškia, ir žino, ir toks vardas labai populiarus yra Lenkijoje iš tikrųjų. Ir jie laiko jį labai svarbių veikėjų ir kai mes kartais tenai kaltinam, mes čia tą per daug Vytautą įsimylėję, čia visos institucijos, Vytauto didžiojo universitetas, didžiojo karo muziejus, net visokių tokių dalykų, bet aš manau, kad tai daug kas mums tokio lyderio pavyti. Nes tai yra iš tikrųjų, įdomus žmogus. Aš nekalbu apie jį, kad jisai ten labai kaip nors, kaip sakau, nei jisai labai ten mielas, nei jisai labai ten žodžio laikos ir taip toliau, bet jisai labai gerai jausdavo to meto visuomenį ir elgėsi taip, kaip tais laikais reikėjo elgtis ir už tai gerbė visi. Nes įdomu ne tik tai, kad jis yra Lietuvos valdovas, bet kad jisai sugeba tokiuose toliuose veikti. Aukso ordai, reiškia, Novgorodo Respublikai. Čia netikėtina, jo. Netikėtina, ypatingai tas baigiamasis etapas, kuris tarp kitko kažkaip nuėjęs į tokį tarsi šešėlį. Lucko suvažiavimas, ar ten kokia nors jo ten veikimas Rusijoje, ar jo žygis į Aukso ordą. Tai dar prieš karą apie tai daugiau šnekėdavo, bet dabar tai taip labai nutolę tie dalykai. Bet iš tikrųjų tai yra, imperatorius. Tikrai to žodžio prasme. Su vienu minusu neturi sūnų. O kodėl? Tiesiog taip nevaisingas? Nežinau, ne, jisai dukrą turėjo. Jis dukrą turėjo, okei. Nežinau, šito dalyko čia gal viduramžininkai geriau galėtų tos dalykus paaiškinti, bet čia buvo minusas esminis. Kita vertus, jį dėl to pakentė Lenkai, kad jisai yra sostė, nes žinojo, kad jisai neturės palikuonių. Priešingų atveju būtų įbandę išstumti, o kad Jogailos vaikams viskas liktų. Bet kadangi jie pasirašė tokį sutarimą, kad jeigu Vytautas mirs be sūnų, tai Jogailai atiteks, aiškiai, tai toks sutarimas buvo, tai tada kaip ir viskas gerai, tada nekėlė pavojus. Ir iš tikrųjų Vytautas labai daug bendradarbiavo su Lenkais. Ir žinoma, kad pilyse įgulos buvo Lenkų ir taip toliau. Labiau pasitikėjo negu lietuviais. Nes Vytautas turėjo labai daug priešų. Taigi jo pagrindiniai reiškia... Čiagi ir karaimai, ne vietiniai. Geriausia sargyba. Geriausia sargyba, nes lietuviai, tai o kas ten žino, kas su Skirgaila, kas su Švitrigaila bendrą frontą laiko, čia visą laiką nežinai. Ir, pavyzdžiui, tos mūsų pilis, kurios statomos yra valstybės centre ir būtent Vytauto laikais, tai ten Trakų salos pilis arba ten kokia Vilniaus aukštutinė pilis, su artilėriniais bokštais. Tai kodėl jos statomos čia? Čia visi galvoja, kad gal dėl to, kad čia pasienis. Ne. Čia dominavimas valstybės centre.
Tokios pilies taip lengvai nepaimsi. Ir dėl to, reiškia, ir tas totorių salagi čia yra prie Trakų. Nu, tai šitiegi jų nepaperkami. Čia totorių bruožas, jie yra nepaperkami. Tai va tokia yra savybė, tokie laikai ir aš manau, kad ta Vytauto epocha iš tikrųjų yra nepaprastai įdomi. Ir nors mes daug apie tai kalbam, bet galim ir daugiau kalbėti. Ko aš nesuprantu, kodėl mes iki šiol neturim filmo apie Vytautą. Nu, čia toks valdovas, viskas ant to pastatyta. Nu, nėra filmų. Kas vaidintų Rudokas? Nežinau, aš manau, kad yra Lietuvoje filmo kūrėjų, tik tai reikia žiūrėti kažkaip tai į to žmogaus pažiūras. Iškia, norint sukurti filmą apie Vytautą, tai turi būti žmogus, kuris iš tikrųjų mylėtų viduramžius. Nu, turi žmogus turėti sentimentą tam reikalui. Jeigu jisai stato taip, nu, kažkaip, tai tas nesigaus. Čia mūsų kraujuojanti žaizda yra tokio pobūdžio filmų nebuvimas. Aš turiu minį ir apie Žalgirio mūšį reikia filmo. Taigi čia tautos epas. Davėgi kažkam daryti. Kažkam tai davė ir kažkas nepadarė. Tai už tai, kad davė tam, kuris... Kino pasaulio žmonės tau pripasakotų čia labai daugiau negu... Nu taip, bet jisai nesirgo tą idėją, nes žmonės iš tikrųjų turi turėti tą idėją ir jie norėti tą padaryti ir jie padarys. Profesionalus irgi, aišku, reikia pritraukti ir taip toliau, bet jeigu žmogui tai yra svetima, nes tai yra sunku, tai yra kostiuminis filmas. Tai čia pinigai dideliai, bet koks būtų poveikis. Bet koks būtų poveikis, ne? Ir tada, nu čia kaip tik sausumos pajėgų buvo ta rikiuotė ir ten pasako, reiškia, ir ten ant tos bastėjos stoviu ir žiūriu, aš sakau, Gedimino pilis, 3 kryžių kalnas, ten tokie vaizdai, ten tokia eina energetika, reiškia, tiem kariam. Taigi mes turim Vilnių, tai Vilniuje kiek scenų galima padaryti. Reikia gyviai įjungti. Mes vis dar nesuprantam, kad Vilnius yra mūsų didžiulis turtas, aišku, profesionalai tai jie supranta, bet tauta iš principo, apsigyvenusi Vilniuje, jinai turbūt nelabai supranta dar, kad čia yra Lietuvos tokia sostinė. Ne taip daug tautų, kuris turi tą pačią sostinę šitiek metų. Ja. Čia didelis dalykas, čia krūvis didelis. Ir aš sakau, mes turim džiaugtis to labai ir išnaudoti Vilnių, ir gražinti, ir taip toliau, nes tai yra mūsų. Mes tą ir darom. Tik tai kino prasme. Tai čia yra, viskam yra priežastis, kodėl nepadaromas filmas apie Vytautą. Nu, matyt, arba apie Žalgirio mūšį. Matyt, yra paskaičiuojama, kad gal nelabai žmonės eis žiūrėti, nes įdomesnis filmas būtų apie vaikiną, kuris myli merginą ir kaip jie nuvaro mašiną ir kaip jie dalinasi pinigus ir panašiai. Aš manau, kad mes nesuprantam. Čia, aišku, tai turi pareiti iš valstybės. Mes neturim viduramžiško mąstymo. Viduramžiškas mąstymas remiasi tokiu paprastu dalyku. Riteriai turi kariauti. Amatininkai turi daryti batus ten ar ginklus, ar ką jie ten daro. Valstiečiai turi tokia pareiga prieš Dievą. Tai pas mus Valstiečiai turi smirdėti, įtesk. Nu, tarkim. O pas mus, reiškia, yra toks supratimas. Pavyzdžiui, aš sveikatos sistema atsako už sveikatą. O dabar gal atsako. Dabar gal atsako. Bet labai dažnai administruoja tam tikrą sritį, bet neatsako. O čia yra mūsų tokia filosofinė problema. Tai, pavyzdžiui, meno kūrėjai turi kurti tokius filmus, reiškia, kurie stiprintų tautą. Ne, nu kažko. Čia toks idealistinis vaizdas. Jo, tikrai labai. Bet jisai man taip atrodo, taip turi būti. Tai aš tam sutinku, aš tave palaikau 100%. Tik tai aš, kadangi su tuo pasauliu truputį susijęs ir aš daug maž žinau, kaip ten vyksta tie dalykai, tai aš tiesiog, skirtingai negu, pavyzdžiui, Latvijai, beje, čia apačioj mano garso studijoje aš garsinau lietuviškai tą filmą. Padarė tokį pusiau dokumentiką, pusiau rekonstrukciją apie kažkokio danų vyruko kelionę į pagonių žemes, tai suprask, į Latviją ir Lietuvą. Ir jis tikrai neblogas filmas yra. Ir jis tikrai neblogai padarytas. Ten animacija tokia tiesa maža biudžetinė, bet neatrodo pigiai. Ir Latvijai tokį filmą padarė. Mes kol kas nepadarom, mes turėjom tiesą Herkumantą, bet čia yra sovietinis filmas, mes turėjom, niekas nenorėjom mirti, aišku, bet aš nelaikau, kad tai kinas. Nu tai tais laikais, bet vis tiek 30 metų nepriklausomybei, o mes vis nepastatom tom pagrindiniam temom filmų. Gerai, aš manau, šitą vietą mes turim baigti verkšlenti apie šalutinius dalykus ir grįžti prie Žalgirio ir jo rezultatų ir tu labai įdomiai į Vytautą nuėjai. Nu ką, dabar apie tuos, reiškia, svarbiausius dalykus, tai o kur tas mūšis buvo? Ja. Kur tas mūšis buvo? Dabargi čia jau keli metai tęsiasi tokia intriga, nes Svenas Egdalis
švedų tyrinėtojas jau prieš keliasdešimt metų suradogi tą dokumentą, kur reiškiasi samdinių, ten samdinys vienas, reiškiasi samdinių vadas, perspėja kryžiuočių, reiškia, magistrą, kad jo neapgautų taip, kaip atsitiko didžiajam mūšiui. Tai čia yra dokumentas, kuris jau dabar į Lenkų filmus net pateko. Reiškia, jau visi taip maždaug prarijo, kad čia tikrai būta manevro. Ir kadangi... Mūsų turime apie atsitraukimą apgaulingą Lietuvos. Jo, bet Svenas Egdalis gina toliau. Jisai, reiškia, daugiau skaitė dokumentų. Pasirodo, jų vis dar galima rasti. Nėra čia taip jau išsemtas klausimas, kaip čia mums universitete aiškino, kad jau viduramžiai surasti visi dokumentai. Ne, atranda vis naujų, tokių netiesioginių. Ten Anglijoje kažką rado dar, kad tai va tie visi dokumentai, jie jam davė kai kurias užuominas, kad ne visai ten mūšis buvo. Ne prie Tannenbergo? Prie Tannenbergo. Bet eina kalba apie 1,5 kilometro į pietryčius nuo dabartinės vietos, kur visi ieško. Ir čia reiškia, ten esmė yra, kad ta kariuomenė pagal Egdalinai stovėjo ne į pietus, ten nuo pilies tos, kur ten tiek totoriai mūsų atsitplėšė bažnyčias, bet į šiaurę nuo to. Tada reiškia, jie juda ne iš pietvakarių į šiaurės rytus, bet jie juda iš vakarų į rytus. Iškia maždaug ten gaunasi kažkiek procentų tas kampas kitas. Tada pasidaro aišku, kodėl Jogaila tempia gumą, nestoja į kovą, nes saulė jam plėskia ryte į akis, tai laukia, kur jinai nusisuks. Tada viskas labai logiškai. Ir tada Egdalis, reiškiasi, jau primitingai sako, ieškoti reikia ne ten. Tai ilgą laiką Lenkai ignoravo šitą pasakymą. Vis dar ieškojo toj savo vietoj, bet nieko nerado. Negali būti toks didžiulis mūšis ir neliko nieko. Tai jeigu ten per 10 kvadratinių kilometrų rado vieną strėlgalį, tai čia nieko nereiškia. Turigi būti daug, vis tiek šitiek ten vyko. Na ir dabar čia mūsų archeologai Vilniaus universiteto, jie čia tokį nusinešė aparatą, kuris nelenda po žemę, bet rodo, kas ten po jie yra, reiškia, ir toje Egdalio vietoje pasivaikščio, Lenkai leido ir jie ten randa anomalijų daug duobių kažkokių. Tai reikia dabar tiesiog bandyti. Ir jau kelintą kartą Lenkai jau kaip ir bando paieškoti, bet vis kažkaip sustoja, tai gal panašu, kad artimiausiu metu vis tik išdrys. Tai jeigu tai būtų įrodymas, kad mūšis buvo truputį kitoje. Tai iš esmės nedaug ką keičia, bet tai būtų svarbu todėl, kad Lenkai visiškai įsigalėjęs Jano Dlugošo, reiškia, pasakojimas, kuris įmamas už pagrindą ir pagal jį visos rekonstrukcijos daromas ir taip toliau. O Sveno įrodymas rodytų, kad Dlugošo yra tekstas tik iš dalies patikimas ir kad reikia remtis daug labiau patikimais šaltiniais. Na ir tai tada leistų visai kitaip pažvelgti tą visą reikalą. Tai aišku, Lenkam labai sunku šitie knygų parašyti, rekonstrukcijos paminklai pastatyti, tai čia reikia juos irgi suprasti. Bet iš principo šitas naujas požiūris, mano supratimu, yra labai vaisingas ir artimiausiu metu gali duoti naujų atradimų. Nes dabar, pavyzdžiui, mes, kai nežinom, kur tie tūkstančiai sulaidoti, nieks toli nevežė. Vietoj ir pakasė. Ten tik tai yra palaidoti prie tos koplytėlės, tai jau tie vadai tenai, tie kryžiuočiai yra, ten kiek ten jų 14 žmonių. Bet tos masės tai neranda. Čiagi turi būti daug žmonių užkasti. Tai aš manau, kad tie atradimai, kurie dar gali vykti mūšio lauke, jie gali būti toks naujas impulsas apie tai kalbėti ir mes tada gautume labai daug informacijos apie žmonės, apie jų sandarą, apie kaulus, ten apie viską, ką įmanoma padaryti iš tų žmonių likučių. Taip, kad dar ne viskas pasakyta šitoje rimtoje istorijoje. O ten, reiškia, tie kiti dalykai mūšė, tai, nežinau, toks yra Stefan Marija Kučinski, Lenkų toksai karo istorikas, jisai ten, nežinau, kiek leidimų išleido to Žalgirio mūšio analizės, ten labai gerų dalykų. Lietuvos istoriografija ne viskas irgi perėjo. Jis, pavyzdžiui, pateikė tokį labai gerą argumentą, kuris man patiko. Sako, tam mūšiai jau vakare po to mūšio buvo kelios versijos. Štai, kad kariuomenė didžiulė, karas vyksta, reiškia, ten tokių kalvų atskirtose vietose, jie net nežino, kas vyko kitoj pusėje. Jie turi savo nuomonę apie tai, kas vyko kitame flange, bet nežino, kaip iš tikrųjų buvo. Ir, reiškia, todėl skiriasi versijos, nes kryžiuočiai suprato, kad jos sumušė lietuvių kariuomenę. Tas labai aiškiai ir jie Vytautą labai laiko labai rimtų žmogų. Pagal, reiškia, rezultatus dalinasi vėliavas, per pusę dalinasi. Lenkijos karalystė, Lietuvos valstybė, reiškia, pasidalina vėliavas per pusę ir komtūrų barzdas. Pasidalina, ta prasme, paima mūšyje. Paima, bet po to dalinasi grobį.
Tai jeigu būtų Lenkai viską laimėję, lietuviai tai nebūtų gavę to grobio, nu ten gal kokią dalį, o dabar per pusę dalį. Tik sudegė gaila tos vėliavos katedroje, reiškia, dar 15 amžiuje ar 16. Bet faktas tas, kad, reiškia, tikrai tai buvo bendra pergalė, tai tikrai tas buvo grįžimas ir iš kur atsirado ta versija, kad lietuviai ten pabėgo ir ten nedalyvavo. Tai čia yra, nu, tokie daiktai, kurie... Dlugošas gi nemėgo lietuvių. Nu kaip tas nemėgimas, jisai iš tikrųjų perėmė reiškia, ten savo tėvo pasakojimas, čia pagrindas jo yra. Pagal jį čiagi barbarai su žvėrių kailiais. Jo. Nu tai čia toks Lenkijos įsivaizdavimas buvo, bet gal tų skirtumų ir buvo, aš nemanau, šiandien skirtumas yra. Lenkas su lietuvių pastatyk, nors jau čia dabar tokia globalizacija, čia visi bendravo. Tai čia tie skirtumai, aišku, kažkokie tai buvo, bet faktas tas, kad karinių požiūrių tie lietuviai buvo svarbus, kaip beje ir Lenkai svarbus. Aš, pavyzdžiui, ir mūsiškius pastebiu. Apie Lenkus beveik nešneka. Nu, vat mes čia padarėm manevrą su... Neprofesionalu, čia dabar istorikai tai šneka. Taigi ten taip. Čia tautiniai sąmoniai tik tai yra. Čiagi, pataisyk man, jeigu aš klystu, bet Žalgirio kaip panteono iškelimas atsirado tik tarpukariu. Nu, nežinau, iš tikrųjų apie tą mūšį buvo kalbama dar ir naujaisiais amžiais. Ir, pavyzdžiui, Vytauto kultas 16 amžiuje akivaizdu. Aš kalbu apie modernios lietuvių tautos, naują lietuvių, modernios lietuvių valstybės. Nuo 18 metų atsiranda Žalgirio. Ir atsiranda vardas Žalgiris. Anksčiaugi turbūt niekas nebuvo jokio Žalgirio, Tannenbergas. Šiaip du pavadinimai, Griunvaldas ir Tannenbergas, du kaimai. Nes lenkiška viena versija, vokiška kita versija buvo. Taip, kad... Bet Žalgiris sulietuvinta, taip sakant, versija, tai čia yra jauno lietuviško nacionalizmo, kuris atsiranda 18, nu, toks su vasario 16, grubiai nuo tų laikų jis atsiranda ir tada jau Žalgirio mūšis jau įgauna savo Žalgirio pavadinimą. Nu taip. Kuris yra šiaip nesąmonė, nes tai yra Griunvaldas, daiktus savo vardais vadinti, bet tautos statymo gerojo nacionalizmo prasme tai buvo naudingas dalykas. Nu, reikia žmonėms suprantamų tokių simbolių ir reikia suprasti, kada tie žmonės tą Lietuvą atvėrė, tai jie turėjo kažką daryti ir turėjo ryškius tokius dalykus daryti suprantamus, nes tas Tannenbergas toks keistas. Nors iš tikrųjų, kai paklausė, kodėl tenai Prūsijos teritorijai kažkur tai turi būti lietuviški pavadinimai, tai neturi. Bet kartais, pavyzdžiui, ir kitos šalis, kurios daro pas mus kažkokius tai įvykius, irgi kartais turi tokius paaiškinimus tenai, mūšio kažkokius pavadinimus, taigi savaip labai traktuoja, neįmagi čia vietinio tokio pavadinimo. Kalbant apie kalbas, įdomiausiai, tiksliausiai lietuviškus vietovardžius cituoja švedai. Šveduose yra lietuviškos versijos miestų pavadinimų. Kaunas tai Kaunas, reiškia, ir viskas, žemėlapį matosi, tie užrašai. Šiandien kartu rašiau laišką švedų istorikui, 2004 ar panašiai, ir aš radau kažkokį švedų istoriką, kažkur internetas tik pradėjo rastis, tapti jau galingas, žinai, ten dar tie modemai lėtai ir taip toliau. Ir jisai kalba apie Kirchholmą, apie Salaspilio mūšį jo. Ir vien tik Lenkija pasi. Lenkija. Aš jam parašiau angliškai gražiai, mandagiai, kodėl neminėt Lietuvos čia ir taip. Ir sakau, čia netimkit iš mūsų pergalių. Ir jis parašė, right you are. Taip, sako, čia mano klaida, aš dabar pataisysiu ir sakysiu Lenkijos Lietuvos kariuomenė, vietoj tik tai Lenkijos. Bet, pavyzdžiui, įdomiausia, kad Latvijai labai įdomiai traktuoja. Pavyzdžiui, jų vidurinės mokyklos vadovėliuose yra parašyta, kad Lietuvos istorija baigėsi per Liublino. O po to jau buvo čia Lenkija. Ir kada, sakykime, sakai, kad, palaukit, bet kitaip nėra, taigi mes dar turime abiejų tautų respubliką, yra ta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir kariuomenė ten ir visa kita. Taip, tarp federacijos ir konfederacijos, daugiau netgi konfederacija negu federacija, sakyčiau. Nu, ir reiškiasi, ir ne. Bet čia yra ten tokie kompleksiukai, gal apie juos ten kada kitą kartą pašnekėsim, bet keista, kad taip yra. Bet tas labai išplitę buvo. Taigi mes tik pastaraisiais dešimtmečiais Lietuva anglakalbiai, bent jau anglakalbiai literatūrai, kurią aš skaitau, ten tas pats, ten tie patys Snaideriai ir panašiai, tai jau atsiranda Lietuva. Iki togi tai nebuvo, buvo tik tai Lenkija. O tai rodo, kokią prasme turi istorikų darbas. Reikia dirbti. Ir dar rodo, kokie sąžininkai tie istorikai yra. Taip. Kaip tas kitas Norman Davis irgi, taigi jis, mano gal labai objektyviai dėsto, žinai, skaitai ir širdis plaka iš džiaugsmo, nes aš pradžioj, kaip aš sužinojau apie Norman Davisą ir apie Tipą D. Snyderį iš litvinistų.
kad čia yra pirmieji vakarų istorikai, kurie pripažino, kad Lietuva taigi Baltarusija. Aš, žinai, ten susėmęs už galvos, galvoju, tai aš čia gausiu tokį šoką, žinai, skaitau ir tą, ir aš matau, kad tie Baltarusiai, tai jų net neskaitė. Viskas ten tvarkingai gražiai surašyta, kaip čia buvo. Nu, mano akimi žiūrint, kiek aš susigaudau. Objektyviai, kai tu, žinai, daug šaltinių ir kai susieina galai ir tu matai žmogaus rašymo stiliaus, kad jisai logiškai rašo ir greičiausiai nemeluoja. Tai va, aš dėl to taip ir rekomenduoju visiems absoliučiai, ir Norman Davis, ir Snyderį, ir ten jie ne tik tai apie Lietuvą rašė, ypač Snyderis, ten tas jo Bloodlands knyga, kur skaitai, ir Bloodlands yra, mano galva, pirmą kartą vakarų istoriografijoje atvirų tekstų, pirmas kartas istorijoje, kai parašyta atvirų tekstų, kad Sovietų Sąjungoje žudimai buvo nacionalinių pagrindų. Patikimi skaičiai, ir aš kalbu čia apie Lenkus. Sovietijos Lenkai buvo žudomi. Tai Timotis Snyderis parašė tai atvirų tekstų tiesiai šviesiai. Nu tai taip, tai čia ta istoriografija tarptautinė, jinai yra svarbi ir tos nuomonės formuojamos. Aišku, jos nepaveikia irgi visuotinės sąmonės, nes mes kartais pacituojam mums naudingus istorikus, įsivaizduojam, kad visi vakarai taip ir šneka. Tai nebūtinai. Nebūtinai, be abejo, aš suprantu. Bet tai vis tiek yra gerai. Dar ir kitų yra, dėmė. Andrew Wilson yra. Man nežinau, tas visiškai vardas buvo. Jis ar tai keltas, ar tai anglas, aš dabar neatsimenu, bet jis irgi yra parašęs knygą apie Abiejų tautų respubliką ir ten susieina tie patys galai. Ir ten Vilnius yra rašomas Vilnius. Jeigu kalbama apie atitinkamą laikotarpį, jeigu kalbama apie kitą atitinkamą laikotarpį, jis rašomas Vilnių arba Vilne. Tarsi jie sąžiningai elgėsi, žinai, nes Vilnium tapo tik tai, mes žinom kada. Tarsi su galūne į jūs. Nesvarbu, kaip mūsų protėviai vadino jį tada. Bet aš turiu menį, kad tie istorikai, ir jie dar ten keletas, aš neatsimenu dabar jų pavardžių, bet aš specialiai skaitau anglakalbius, nes aš manau, tai yra žymiai įdomiau objektyvumo prasme, objektyvumo požiūrį, negu skaityti baltarusių, lenkų arba lietuvių, nes kiekvienas tempia į savo pusę, kas yra labai žmogiška, aš nesuprantu. Bet yra dar viena įdomi šalis, kurie apie mus rašo ir labai įdomiai, tai yra Maskva. Oi, ten, bet ne ta, kur dabar rašo, o ta, kurie rašė 16-15 amžiuje. Iškia, jie Abiejų tautų tą respubliką arba dar tą truputėlį ankstesnį daiktą matė kaip Lietuvą. Tai aš prisimenu, dar buvau mokinys, turėjau tokią knygutę Polkavots, 17 amžius, aiškiai apie mūsų ten karvedžius, ne mūsų, o rusų karvedžius. Ir ten tai prašo Lenkai, paskui cituoja šaltinius, lietuviai. Koks nors, pavyzdžiui, Zigmantas Vazas, Sigismundus Vaza. Tai Lenkai, tie maskvėnai 17 amžiaus rašo, reiškiasi, Litovskį karolį. Lietuvos karalius Zigmantas Vaza padarė tą ir tą ir tą. Tai nėra geras ir, reiškia, jo apibūdinimas, todėl, kad jisai yra blogėtis, akivaizdžiai, reiškia, bet faktas tas, kad jiems visa Abiejų tautų respublika buvo didelė Lietuva. Jie tik tai kažkur per tvaną pradeda jau matyti, reiškia, kad čia ir kažkokie Lenkai dar yra ir kad tarp tų lietuvių ir Lenkų kokie tai skirtumai ir jau jie paskui jau po ten 1612 metų jau žino, kur Lenkai, kur lietuviai, bet taip iki to laiko tai Lietuva. Blogąja to žodžio prasme. Aš to nežinau, tai po 16-12 po Kremliaus okupacijos mūsų atliktos. Kada įvyko? Nu tai ten Kremlius, tai Kremlium, bet reiškia ten... Kaip rusai tą laikotarpį vadina? Smūta. Sumaištis Lietuvos. Ir kuriais metais mūsų kariuomenė buvo Kremliuje? 1611-12. Ja, tai čia Kremliai sėdėjo, bet didžiulius teritorijas iš tikrųjų valdė. Ir tarp kitko, dabartinė Rusija labai tą išnaudojanti vakarietiškom nuotaikom skatinti, nes tai įspūdis Rusijoje tradicinis yra labai neigiamas visų šitų įvykių. Nors tiesą sakant, ten kai kurie tie Lžadmitrijai, reiškia, visai įdomias programas turėjo ir kai kurios gan perspektyvos. Būtų buvę žymiai geriau jiems būtų turėti tą Lžadmitrijų, negu tai, ką jie turėjo vėliau. Nu, kaip sakyti, čia mes visą laiką gal žiūrime į savo pusę, bet pavyzdžiui, man ta Novgorodo Respublika, tai toks geras, tokios europietiškos Rusijos pavyzdys, apie kurį mes per mažai šnekam, kurį uždusino, tiesą sakant. Kurio šis nedėsto, man atrodo, mokyklose, tik užsimenama yra. Nu, kad toks buvo, reiškia. O ten vos ne Roma buvo. Na, o dar apie tą Žalgirio mūšį kalbant, tai man visą laiką tas rūpėjo klausimas, o kaip tie rytų tos dalis dalyvavo Lietuvos kariuomeniai. Nes šiaip kovose su kryžiuočiais tos rusieniškos žemės dalyvaudavo mažai iš tikrųjų.
Dėl atstumo. Nu, tiesiog reaguoti, ateiti ir taip toliau. Jos ten daugiau rytuose turėdavo reikalų, bet dalyvavo. Aš manau, kad tas Lietuvos valstybės branduolys, va tos didelės vytautinės Lietuvos branduolys, tai yra dabartinė Lietuva ir truputėlį į Baltarusijos vakarinė dalis. Iki Naugarduko. Vilniaus vaivadija iš esmės, arba kunigaikštystė. Iki Bresto, nu čia toks. Ir paskui, reiškia, ta Podolė ir Voluinė, reiškia, ten Luckas ir vakarų Ukraina. Tai va čia buvo tos Lietuvos centrinės tokios šalis, kurios jau ten dalyvavo visose įvykiuose. O jau kas ten toliau, tai ten jau ta priklausybė buvo mažesnė. Išskyrus tuos didžiuosius miestus, kurie buvo prie Dauguvos ir prie Dniepro. Tai ten va, tos buvo įgulos tokios stovėjo. Ir tos įgulos, ir dėl to tas smolenskiečių dalyvavimas Žalgirio mūšio, tai čia ne šiaip, kad ten Smolensko žemės vyrai susirinko ir atėjo čia kariauti. Tai grąžino įgulą. Nu tai čia iš esmės ta pati įgula, nes netaip senai Smolenskas užimtas dar. Ir natūralu, kad ten yra patikimi žmonės ir jie gerai kaunasi. Ir sakyk, bet man irgi klausimas yra, kaip lietuviai tokia karių tauta tapo tokie, nu iš esmės pacifistai 16 amžiuje. Nu tikrai toks dalykas, reiškia, pastebi, nenoras kariauti, nenoras eiti karo žygius. Tai viena iš versijų, kad tie patys aršiausi ir liko ten tose rytuose. Nes, pavyzdžiui, kažkada teko rašyti apie lietuviškas pilis, pavyzdžiui, Vitebsko pilis, 7 apgultis atlaikius, niekada nepasidavus. Iki 17 amžiaus vidurio jie kaudavosi konkrečiai, jie žinodavo, kad vis tiek atstovės. Tai tik juos palaužė, žudė, va, už tai Vitebskas ir Mogiliovas, va, Dvitos pilis labai smarkiai nukentėjo, už tai, kad jau nesukalbami buvo visai. Bet ten yra tie lietuviai nuėję ir likę. Mes dar leičiais juos vadinam ten. Aišku, kiti galvoja, kad tie leičiai čia gal šiaip kažkokia tai skira kategorija. Civilistų vernikularė leitis yra pažeminantis lietuvių žodis. Čia ubagas kažkoks iš šiaurės Aukštaitijos. Mano supratimu, tai yra tiesiog lietuviai. Tiesiog lietuvių atitikimas kitose kalbose, nes latvių kalboje leičiai tas labai irgi paniekinamas daiktas, bet jis reiškia lietuvių, nieko kito. Tai tie leičiai, mano supratimu, yra lietuvių įgulos, kurios buvo pasiūstos tenai, kad palaikyti lietuvišką idėją. Tai aišku, kad jų niekas ten nemėgo. Tai dėl to ir neigiamas toks požiūris. Bet tai yra, ne kolonistai, ką aš žinau, karo vyrai, kurie ten buvo pasiūsti. Bet gali būti, kad tos kovinės dvasios irgi nemažai su jais nueina. Nes mes irgi kartais pastebim, pavyzdžiui, kad ten labai energingi žmonės kažkur iškeliavo kitus kraštus ir ten nuveikia didelius darbus, bet kažin ar jie čia būtų. Taigi Amerika tokia šalis yra. Taip. Tai čia yra toks vat pavyzdys, kaip gali atsitikti, kad Lietuva paskui tapo tokia labai palyginus taikia šalimi. Tai tos gyventojų persikėlimai ir tas, sakykime, energingų, pasyvių žmonių, to polarizacija, jinai būdinga. Na ir mūsų dar valstybėje gal svarbu buvo tai, kad ta archeologinė, sakykime, praktika. Man Vitkūnas, mano draugas, kasinėjo čia 15 amžiaus pradžios kapinyną ir jisai konstatavo tokį labai konkretų faktą, kad iki Žalgirio mūšio vyrų kaulai sulaužyti, matosi deformuoti ten visokie, matosi, kad jie ten kariaudo, gal ne visi, bet didelė dalis. Moteris susibaigusios, 33 metų jau sudylę, rodė man ant tos kaulus, sako, jinai jau viskas, jau jinai išsisėmus, kaip sakant. Po Žalgirio mūšio padėtis radikaliai gerėja. Tiesiog žmonių kaulai tiesus, lygus, matosi aukštesni, Tai mes turim suprasti, kad Žalgirio mūšis dar turėjo ir tokią tiesiog fizinės sveikatos formą. Mums tapo lengviau kvėpuoti. Nes tie reizai visi, tie plėšimai, tie deginimai, tie visi, taigi jie baisiai sekindavo kraštą ir jie toli pasiekdavo, geografija jų pakankamai plati. Tai va, o čia reiškia baigėsi visas tas reikalas. Tai tada žmonės ir tikrai gyvena geriau ir taip toliau. Tai čia va, apie tai irgi reikia kalbėti, nes mums kartais daro toks vaizdas, kai kas ir sako, norėčiau pagyventi Vytauto laikais, faina pamosuoti ant kokių kardų. Bet kai paskaitai va, tos archeologų pasakojimus, kaip ten tas kasdienis gyvenimas atrodo, tai supranti, kad tai buvo tiesiog toks nuolatinis karas, kažkokia nesąmonė, reiškia, koks Donbasas kažkoks, reiškia. Ir tu ten vargsti, reiškia, su tais kryžiuočiais, nes jų neina nugalėti. Tu gali geriau apsiginti, blogiau apsiginti, bet neina jų nugalėti, reiškia, ir jie ten. Tai va, tai aš manau, kad mes iš tikrųjų tą, sakykime, vakarų pavojaus kortą rimtai užvertėm 1410 metais. Taip, dar buvo paskui Pabaisko mūšis, bet iš esmės, reiškia, tas visas sustoja. Ir mes tampam civilizuotų kraštų, tampam Europos dalimi.
išlaikom dar karingumą labai ilgai ir tada mūsų jau kovos tas centras persikelia kažkur ten į rytus, reiškia, ar pietryčius, ten į tas visai naujas kryptis ir tai yra gėris. Ir mes sukuriam kažkokią savo civilizaciją. Kad mes tos Lietuvos ten mažai randam, tai čia yra faktas ir tą klausimą reikia atsakyti, aš manau, šiandien, nes vyksta tas pats. Mes greitai nutautėjom. Jeigu ten 44 metų emigracija mūsų ten nenutautėjo per 3 generacijas, tai dabar vyksta staigiai. Ir kažkaip, ne tik tai, kad žmonės išvažiuoja emigraciją, bet aš matau, kaip viduj pas mus žmonės, jie labiau linkia tikėti kažkokią kitą kalbą, kitos šalies pasakytą nuomonę negu sava. Mes neturim tokio, mes Lietuva. Atsvaldai, aš nesutikčiau. Man atrodo, mes kaip niekada esam stiprų šiandien šito požiūriu. Plus net kalbant skaičiais, taigi dabar jau yra žinoma, kad nuo 19 metų prasidėjo atbulinė emigracija. Ir jeigu 19 metais į Lietuvą daugiau įvažiuodavo ne tik grįžtantieji iš Londono ir iš Norvegijų, bet ir ukrainiečiai, kurie čia atvažiuodavo dirbti, tai dabar jau mes turim ir Lietuvos piliečių grįžtančių daugiau negu išvažiuojančių. Ir jeigu tu čia kalbėjai apie globalizacijos baimės, tai aš tai nemanyčiau, kad čia bijot. Lietuvių kalba dar niekad nebuvo tokia stipri, kaip dabar. Ačiū internetui. Taip atsirado, mane patį erzina, kai žmonės vartoja angliškų žodžių vietoj lietuviškų ir aš pats tą dažnai darau. Deja. Bet tokiu būdu mūsų kalba turtėja. Nes jinai buvo labai neturtinga valda. Man tai atrodo, kas yra dar labai gerai, kiek teko bendrauti su kai kurie žmonėmis, jie su savim parsiveža daug naujų idėjų. O taip? Ir tos naujos idėjos tą Lietuvą labai labai stipriai pastumia į priekį. Ir viskas čia gerai, žinok, pamatysiu. Man tas mūsų rytinis Rubežius neduoda ramybės. Bet apie tai gal kitą kartą. Mes atvarim pilną valandą. Valdas Ragutis, ačiū tau labai. Ačiū, Algi. Jeigu ne viską išsakymą apie Žalgirio mūšį, jeigu dar turit klausimų apie Žalgirio mūšį, visada rašykit Patreon'e. Aš manau, Valdas ras progų ne visą laidą paskirti, bet atsakyti kokį nors vieną ar kitą klausimą. Gerai? Gerai, būtinai. Ačiū.